LRT Opus. Vilniaus City Opera pristato Pakartojimo nebus. Giuseppės Verdžio Makbetas. Kūrėjai Gintaras Rinkevičius, Dalia Ibelhauptaitė ir Džonas Morelis. Spalio 28 dieną 19 val. LVSO koncertų salėje. Čiurlionio paukštį pavija mintim. Žvaigždėtą skliautą apglėbkim delnais. Tėvynės saulę pajuskim širdim. Plačius horizontus sujunkim balsais. Liepos 6 dieną, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę Čiurlioniška dvasia. Kartu su viso pasaulio lietuviais balsais sujunkim horizontus. Giedoti kviečia LRT. Be problemų. Tarp gėlių tos pievos užminuotos, reik bandyt prašokt. Mano dienos rūkų klotos, bent jau taip jaučiuos. Norėtus pasiduot, nes aš nebeturiu jėgų. Nes aš neturiu jėgų. Nes aš neturiu jėgų. Nes aš neturiu jėgų. Labas visiems, kas esate įsijungę LRT Opus. Šiuo metu Lietuvoje 5 valandos ir 4 minutės. Čia baigia skambėti Katarso kūrinys Nebeturiu jėgų. Ir studijoje turiu svečią iš Katarso, Luką Radzevičių. Labas, Lukai. Labas. Tai standartinis klausimas, tai ar turi jėgų dabar, nes vasara atrodo pas jūs pakankamai įtempta? Atrandu jėgų. Iš kur tu tų jėgų atrandi?
Nežinau, kažkaip gal per pastarąjį etapą vis daugiau ir daugiau jėgų pas save atrandu, kur galvojau, kad neturiu tiek. O pailsėjot po Eurovizijos? Po Eurovizijos nelabai dar kalbėjot kažkur viešai. Jo. Tai vat man visai įdomus šitas laikotarpis. Ar buvo laiko pailsėti, ar kaip tik grįžai motyvuotas kažką kurti, daryti, koncertuoti kuo greičiau? Gal grupė turėjo labiau pailsio, o aš tai nelabai. Jo, nežinau, norėjau daryti iš karto, nes norėjau kažkaip sustoti, permastyti, kaip čia kas buvo, ar kažką, viskas atrodo įvyko gerai ir norėjau eiti toliau tiesiog. Tęst kažką, norėjau žiauriai gyvai pradėti groti, jau koncertus pradėti daryti, tai spėjom jau dabar tos koncertus pagroti, naujus pasileisti, tipo, faini, viskas. Atrodo, kad visiškai vasara tada be poilsio pas tave. Nu, kažkiek, bet nežinau, gal nėra, kad nuvargstu aš nuo to tiek. Atrandu aš poilsį laiko vis tiek. Tai normaliai. Koks tavo yra pailsėjimas geriausias vasarai? Ar turi kažkokį savo tokį, žinai, ten vieni skaito knygas, kiti kažkaip į gamtą išvyksta. Ką tu darai? Šiaip tiesiog namie būnu, bet gal čia nėra mano mėgstamiausias poilsio būdas. Kai turėjom Palangoj koncertą, prieš tai dar filmavom vizualą, klipą šitam naujam gabalui, tai tada dar porą dienų pabuvau tiesiog Klaipėdoj pas mamą, kur pragyvenau visą paauglystę, tai ten visai smagu, bet buvo labai prastas oras tas visas dienas, tai gal tas dabar vasara tik tais prasidėjo realiai. Aš tai buvau, žinok, apsėstas visų reakcijų iš grupės jūsų gerbėjų, tuo eurovizinių laikotarpių, kiek prikurta įvairiausių ir reakšintų videos, ir visokiausių tokių reelsų. Aš viską žiūrėjau, o tu pats būni, kad atsidarai ir pasižiūri, kaip ten žmonės vertina ir ką daro. Gal pačioj pradžioj aš kažkiek žiūrėjau, nes buvo labai neįprasta man matyti iš viso, kad žmonės ten reaguotų į mano muziką ar dar kažką, bet po to su laiku kažkaip, nežinau, nebežiūrėjau. Atsiribojau, stengiuosi kažkaip būti jau labai aiškiai, ką noriu daryti, nes tiesiog. Ar buvo toks periodas depresinis? Būna tokia, sako renginių žmonės, kad po didelės tokios euforijos, didelės patirties, paskui krenta labai stipriai tokia nuotaika visa ir atsiduri tokioj truputėlį tamsesnėj vietoje. Ar buvo šitas? Gal buvo. Gal buvo man momentas, gal tada, kada jautės kažkoks pervargimas po visos Eurovizijos ir visko. Gal ypač ten tik grįžus ir kur tada ten su žurnalistais koliojas, tipo, ten jau toks kažkoks, bet nežinau. Šiaip, man gal labiau buvo tas momentas, kad tipo, labai kitokia aplinka Eurovizijai buvo. Ten tas 2 savaitės, kaip su tavim ir ten jų medija, tipo, elgės ir panašiai yra visiškai kitoks dalykas negu Lietuvoje. Ir kai grįžau į Lietuvą, tas pirmas momentas toks buvo kaip į pilką masę lipt vėl, tipo, bet supratau, kad čia tiesiog tam tikrų prastų žmonių dėka toks dalykas yra, bet iš esmės bendrai taip nėra. Bet jo, ir tada, tipo, kad iš pačio, žinai, įspūdžio, kad ten jau labai didelė scena ir panašiai, tai realiai toliau, ėjom į didelę scenas ir darėm koncertus, tai kažkaip nesijaučiu, kad kažkas čia labai būtų depresija, nežinau. Užsiminė apie santykius su žiniasklaida ir aš buvau tokį klausimą pasiruošęs, nes atėjai šiandien pakalbėti apie naują kūrinį, naują singlą ir aš tikrai nustebau, kad ateini į žiniasklaidos priemonę, čia, žinai, pristatyti to, aš galvau, kad truputėlį kaip tik būsit atitolę nuo viso to ir bandysit niekam neskelbti. Čia priklauso gal labiau nuo tų pramoginių visų straipsnių. Noris nuo jų labai atitolt, nuo kurių nepavyko pilnai atitolt per Euroviziją. Bet, nežinau, tokios platformos, ypač kur gali šnekėt ir jos nėra sulyginamos su tuo, kaip tu, kai turi šnekėt per ragelį kažkokiam žmogui, kuris suveda tai kažkokį straipsnį, viską labai, visus žargonus, viską išima ir tas skaitai ir atrodo, čia net nešnekėjau.
viską iš konteksto paima, tada viskas tiesiog atrodo nesąmonė, ką man iš viso tam taip daryti. Tai gal nėra taip, kad tas visas žurnalistinis dalykas man nepatinka, tiesiog nepatinka tam tikros praktikos, kurios kažkodėl yra norma Lietuvoje. Santykiai su grupės nariais. Turiu tokį pasižymėjęs dalyką, nes naujas kūrinys, naujas singlas, bet atvykai šiandien vienas. Nuo tos visos dėmesio, stresinės situacijos, jos yra geras santykių išbandymas. Ar čia reiškia kažką, kad dabar esi vienas ir kaip tie santykiai pasikeitė su grupės nariais? Pasikeist, manau, labiau suartėjom per visą tą laiką. Ir dabar, tipo, visai daug laiko kartu leidžiam. Atėjau vienas, nes aš parašiau dainą vienas. Tai tiesiog atrodo, kad gal nėra pilnai logiška mums visiems eit, kai aš gal vienintelis galiu apie ją kažką ir pakomentuoti. Tai pakalbam tada apie tą dainą. Kas man be jūros, vadinasi, naujas grupės Katarsis kūrinys. Tai aš išgirdau, kad vienas parašei, tai aš įsivaizduoju, kad čia turbūt dar yra rašytas darbas prieš visą žinomumo šitą bangą. Ne, buvo, man rodos, per tą etapą jau. Per Eurovizinę etapą. Ta prasme, atrankų metu? Jo, man rodos, tai čia visai ilgas etapas buvo visas Eurovizinis, nes tenais nuo lapkritį, man rodos, paraiškas siunti ir tada po to jau viskas pradeda judėti visas traukinys. Tai vat per visą tą laikotarpį kažkaip ten pabiški dariau. Jo, prieš išvažiuojant į didžiąją Euroviziją buvo iš esmės šitą dainą. Pas mane jūs buvot pristatyti mini albumo Dausos prieš metus laiko beveik. Čia šitoje studijoje mes paskutinį kartą šitoj studijoje ir matėmės tada. Ir tuomet minėjai, kad dažniausiai tavo kūriniai būna parašyti, tavo sugroti ir grupė tik koncertiniam versijom prisijungia, jas kad adaptuotų ir sugrotų koncertuose, bet tada jau to pokalbio metu žadėjai įtraukti daugiau grupės narių į kūrybinį procesą. Tai ar prie šito kūrinio kažkiek daugiau buvai įtraukęs? Tai jo, šitam jau ne viską aš ten rašinėjęs, Jokūbas būgnus įrašęs, Alnas gitaros, Emilija Bosne įrašinėjo, bet visgi palikau seną, pirmą variantą ant prastos Bosnės gitaros, kurios įrašiau tą bosą, man kažkaip ten geriausiai skambėjo. Kas man be jūros vadinasi kūrinys, pats esi iš Klaipėdos ir kūrinyje atrodo, kad dėkoju jūrai, ten yra žodžiai, dėl jos esu aš. Kiek ji tau svarbi gyvenime? Labai svarbi šiaip. Toks gal visas pamatas man augimo buvo jūra. Daug labai visų atsiminimų buvo šalia jūros būnant. Pavyzdžiui? Tiesiog su draugais. Klaipėda atrodo net nelabai kur eit būdavo, kur leist laiką. Tai net nelabai svarbu ar vasara ar žiema. Eini ten po pamokų prie jūros, pabūt bent porą valandų, pasėdėt, pabendrauti. Pamiršau žiūrėti paukščius, kūrinyje yra žodžiai, kad tave surijo miestas. Ir aš irgi atkreipiu tai dėmesį ir atrodo, kad ta gamta yra svarbi tau. Teisingai aš suprantu? Jo. Gerai. Teisingai. Bet iš gamtos jūra geriausias yra dalykas. Nežinau, iš esmės šita daina nėra net ant tiek apie jūrą. Labiau čia yra apie tokią vidinę savijautą. Apie kažkokį prieraišumą prie vieno dalyko. Tas, kurio dar gali laikytis, nes visa kita tave griauna. Panašiai kaip Eurovizijos laikotarpį buvo. Tai tikrai grupės gerbėjai ieško sąsajų dabar klausydami kūrinį su tuo Euroviziniu laikotarpiu. Gerai, kad šiek tiek apie tai ir užsiminiai. Iš karto bus dabar susietas kūrinys su tuo. Bet aš tikiu, kad ten daug daugiau yra sudėta emocijų. Gal reikia nekankinti mūsų klausytojų ir duoti jiem paklausyti tą kūrinį, o paskui mes galėsim dar pakalbėti apie tai, kas laukia grupės Katarsis ateityje. Taip. Gerai, taip ir padarom. Tai išankstinė premjera, kūrinys muzikos platformos pasieks rytoj, bet šiandien galite jį išgirsti jau dabar per LRT Opus, grupė Katarsis ir jų darbas Kas man be jūros. Nutilk, pareina audra, joj griūsiu. Leisiu naikint mane, jos gūsiu.
Gilin jos vėjas skverbės mano krūtinę. Po jos liks jūra, aš kartu su ja. Girdžiu jį blėsta staiga manyje. Kas man be jūros, dėl jos esu aš čia. Čia baigia skambėti naujausias Katarso kūrinys, kas man be jūros. Išankstinė premjera įvyko, rytoj jau galėsite pasiekti kūrinį muzikos pasiklausimo platformose. Studijoje turiu Luką Radzevičių ir iš karto teiraujuosi tavęs, kaip tu prieš tas premjeras jautiesi, prieš išleisdamas kūrinį. Ar nekantrauji greičiau parodyti ir tada lauki nuomonių, reakcijų žmonių, ar viskas tiesiog vyksta palaipsniui ir per daug nesukelia tavo emocijų šitie reikalai? Gal dabar kitaip, nes jau spėjom pagroti ir 3 kartus jau gyvai žmonėms šitą dainą. Ir šiaip ilgai ją turėjau, tai visai normaliai atrodo. Tai nežinau. Tai tu jau žinai, ko tikėtis iš gal žmonių, rytoj vat ryte, kada išeis jau pilnai su viskom, tada vat gal jau kažkas bus. Atsidarai paskaityti komentarus, pasižiūrėti, ką žmonės ten YouTube, pavyzdžiui, platformai pakomentuoja, parašo. Ai, kai įkeli dainą, tai faktas, jo. Nu dabar nežinau, gal ten po kokio, dabar jau kitaip tiesiog, dabar daugiau dėmesio ir visko ir jau net nebesuspėjai tiek daug perskaityti ir to pačiu jau atrodo, kad pasiklydusių žmonių ateina parašyti kažką beleką po tais komentarais. Bet jo, gal nebetiek jau ir tiesiog suspėjai, nes daugiau tiesiog visko yra. Bet fainiai vis tiek, kad žmonėm patinka ir kad skiria laiką parašyti kažką gero. Patinka ne tik lietuviam, bet ir užsieniečiai labai pamilo per Euroviziją jūsų grupę. Net, žinok, mums rašė dėl šios transliacijos. Ar bus vertimas? Ar galima rasti vertimą į anglų kalbą? Gal galit kažkaip suorganizuoti ir padaryti? Ar tu pastebi pasikeitusi klausytoją koncertuose? Nekalbant apie užsieniečius, bet ar bendrai į tuos koncertus ateina panašų žmonės kaip ir anksčiau, ar pasikeitė kažkiek grupės gerbėjų ratas? Faktas, kad kažkiek pasikeitė, gal sunku dabar atskirti, tiesiog, kad daugiau žmonių. Gal jaučias, kad dabar žmonėm visai svarbu filmuoti visą koncertą, kur gal nėra man tiek smagu, tai labai stengiuosi kažkaip pasakyti, kad ne tiek daug filmų, nes atrodo, tiesiog esi momentą, bet nesi momentą. Jeigu bandai jį tiesiog fiksuoti, o ne tiesiog savo gauti.
Tai jo. Tai koncertų metu mačiau, žinok, tokį įrašą kažkurioje platformoje iš koncerto būtent, kur filmavo ir būtent filmuoja tą momentą, kur tu sakai, kad nefilmuokit, kad pasimėgaukit, pašokit, o mergina buvo užsienietė ir ji nufilmavo, nes nieko nesuprato ir kėlė tokį istoriją, kur tu šitą sakai ir atsiprašau, aš nežinojau, kad čia taip, kad negali. Ai ne, tai aš nepiktai stengiuosi, tiesiog stengiuosi, man atrodo, kad gal tiesiog nebėra, kad kitaip į koncertų žmonės gal dabar natūraliai žiūri, kai yra jau pasikeitę viskas. Ir tiesiog, aš tiesiog pasakiau ir visiems visai aišku, man nieko nereikia ten pykti dėl to ar dar kažką. Ir iš karto labai pasikeičia visas jausmas koncerto ir pačių žmonių veidai, kaip tada jie natūraliai reaguoja, o ne susikaupę žiūri, kaip filmuoja, žinai, jau toks visiškai kitokia energija patampa iš karto smagiau. Aš kiek kartų esu koncertus filmavęs, tai jeigu geras koncertas, tai taip ir būna, kad paskui nori peržiūrėti tą vaizdą, kurį nufilmavai, bet ten būna kažkokia nesąmonė makalinė, nes tu labai greitai pameti dėmesį, žiūrėjai jau į grupę ir tiesiog. Aš kodėl klausiu apie tą pasikeitusi klausytoją, todėl kad buvau sutikęs vieną moterį, aš ją buvau Emilijos Kyla vėjas koncerte, bet ta moteris priėjo, ji turėjo 15-metę dukrą ir sako, kad tiesiog per Eurovizijos atrankas atrado jūs, pamilo, dukra jau anksčiau žinojo, o mama per Euroviziją būtent susidomėjo ir kad dabar jos su dukra turi bendrą ryšį, bendrą kontaktą ir bendrą veiklą, ką daryti, tai yra eiti į jūsų koncertus ir čia man pasirodė taip gražu, nes paauglystėj su tėvais nelabai norisi dažnai laiką leisti, o čia toks ryšys, tai galvau, gal daugiau atsirado tokių mamų, tėčių ir vyresnio bendrai klausytojo pas jūs. Tai kažkaip gali būti tikrai. Aš jau senai ten, kai tik prasidėjo visi ten Eurovizijos ir kad čia mes jaunos kartos tik tais ir tik jauna karta klauso, aš už kartą tuom nelabai sutikau, nes tai tiesiog manau, kad faktas, kad ir vyresni klauso ir man tai labai fainai. Vakar paskelbė dar 3 naujus koncertus. Yeah. Žvėriškas darbas, atrodo, yra tiek daug koncertuoti. Tu mėgaujasi koncertų metu? Dabar ypač po Eurovizijos labai. Kažkaip man dingo tas jaudulys toksai, kur ne fainas, kur drebi, bet labiau atsirado tas jaudulys, kur esi labai excited, kad nori būti ant scenos ar nori ir tipo... nežinau, jo labai mėgaujuosi, labai džiaugiuosi. Būna, kad fanai dovanoja, ką nors po koncertų? Būna. Ką esi gavęs? Dažniausiai fanartus, visokius piešinukus, dar kažką. Tai kaupiam studijai, Turi tokį memorialinį vietelę, altorėlį. Gerai, nauji koncertai, 3 vakar paskelbti, Palanga, Kaunas, Vilnius, ar ne? Jo. Viskas bus paskutinį vasaros mėnesį, rugpjūtį. Taip. Tai dar iki rugpjūčio turim visą Liepą. Ką Liepą veiksi? Ruoštis koncertam reikės. Noris dar vieną dainą vasarą sugebėti išleisti. Ir noris rudenį albumą paleisti. Tai. Rudenį albumą? Jo. Tai yra daug reikalų. Reikia tiesiog spėt, manau. Noris daug padaryti tiesiog. Turbūt, kad dabar tas metas, kada reikia daryti, kad didelis tas dėmesys, reikia bandyti važiuoti. Mačiau socialiniuose tinkluose, kad apie Europos turą kažkokį yra užsiminta, kur čia reikalauja fanai, tarptautiniai visi iš jūsų. Nors man tai atrodo faina, kad jie atvyksta į Lietuvą, bet aišku, grupiai pakeliauti turėtų būti smagu. Tai šitas planuose yra. Taip, planuose, rudenį važiuosim. Ir jau, gal biškai dar laiko praeis, bet paskelbsim, jau nereikės labai ilgai laukti iki paskelbimo viso turo datų. Bet čia minėjai ir kad albumas irgi rudenį ir tada turas rudenį, ar čia gali būti turas albumo pristatymo, ar dar ne? Aš nežinau, čia gali būti gal tiesiog dabar kol kas labai per daug visko užsibrėžęs ir po to vis tiek visi tie dalykai apmažės logiškai, kiek ko yra spėjama, tipo. Bet tiesiog noris padaryti kuo daugiau, nes šiaip muzikos tai daug turiu, jau daug realiai, bet tiesiog, nežinau, aš toks gal dar pusiau pasimetęs, bet stengiuosi daryti tiesiog, bet labai ir nenoriu
kad gautus albumas iš reikalo kažkoks, kad būtent skubėt ir daryt kažką, ko tiesiog noris, kad viskas organiškai būtų padaryta. Kas man be jūros bus albume? Nežinau. Nežinai dar. Žiūrėsim pagal albumą. Nes čia bus debiutinis Katars albumas, nebuvo dar prieš tai, buvo tik mini albumas ir viskas. Jo, aš dar tiesiog, aš nieko tiksliai neskelbiu. Tiesiog, kad norėčiau bandyti Liepą pabiškai krapštyti jau rudenį albumą. Ja. Gerai, tai tik tu neperdek, nepervark, pasiimk laiko savo ir laukiam tavo kūrybos visos naujos ir kad kuo daugiau rytoj tu būtų, žinai, emocijų, reakcijų, bent jau man atrodo, kad man tavo vietoje būtų labai įdomu laukti, nes pirmas kūrinys, naujas, svarbus dalykas. Tai faktas, aš tai tiesiog, man visko daug, aš viskom džiaugiuosi, jau net nebežinau, kom tiksliai. Labai gera pokalbių pabaiga, tai ačiū Lukai, kad užsukai labai. Ačiū tau. Lauksim albumo, o nuo rytojaus kūrinys Kas man be jūros skambės ir nuolat galima bus jį išgirsti LRT Opus bangomis. O pabaigai pokalbio pamiršau žiūrėti paukščius, bet jeigu nori, Lukai, galim ir kažkokį kitą dar kūrinį dėti. Nežinau, tau spręs tavo laida. Aš noriu, aš savo mėgstamiausius susidėjau pradžiai, nebeturiu jėgų, o dabar pamiršau žiūrėti paukščius. Ok, tai čia kalbėjom su Luku Radzevičiumi iš grupės Katarsis, jeigu ne visą spėjot paklausyti laidą, bet jums įdomu, užsukite į LRT Opus Facebook paskyrą, ten yra visas įrašas šio pokalbio video formatu, taip pat tame įraše dar galite išgirsti ir naują kūrinį, kurio premjera tikroji tokia oficiali bus tik rytoj. Vis stiprus beje, kvėpuot negaliu, užteks, skęsti viduj užsems, paliksiu namus, pamiršau žiūrėti paukščius, kaip nyksta mano dienos, kaip aš užstrigęs vienas, mane surėjo miestas, kodėl